Besibučiuojančių vyrų piešiniai iškart atsirado net keliose miesto vietose. Priešais Karmelitų bažnyčią dabar likę tik piešinio kontūrai. Pastato savininkai paskubėjo jį nuvalyti. O štai Donelaičio gatvėje ant buvusio baro sienos meiliai apsikabinę vyrai praeivių dėmesį traukia iki šiol. O tai kodėl čia viešoj vietoj vyrai tikrai? Vieša vieta tai jau jaunimas vaikšto pavyzdį rodo, ypač prie mokyklų. Negražu. Reikėtų uždažyti. Mes šiaip esame, atrodo, lietuviai normali tauta, neiškrypus dar. Gal Europos bendrijoje tenais privertinimi, tie jų siekiai. Mano kai vyro tai siekis yra normalus, taip kaip motina gamta sukūrė. Čia tiesiog skatina, aišku, vyrai, bet, ką žinau, dabar demokratija matyti. Pasipiktinę gyventojai skambučiais ir raštais nedelsiant užplūdo ne tik policiją, bet ir miesto savivaldybę. Kaltininkus reikalaujama nubausti už homoseksualizmo propagavimą. Į pareigūnus kreipėsi ir pats miesto vicemeras Stanislovas Buškevičius. Tai yra šlykštus reiškinys, vertas panikos. Akylas miesto vicemeras sako piešinyje įžvelgiantis ne tik homoseksualizmo, bet ir pedofilijos propagandą. Kuris iš besibučiuojančių vyrų panašus į vaiką, Buškevičius neprisipažino. Šis piešinys, vienareikšmiai galiu pasakyti, žaloja žmogaus, ypač jauno žmogaus psichiką, ko pasiekoje gali vaikas susirgti šizofreniją. Tai yra mokslo įrodyta, nes homoseksualizmas tai yra amoralus reiškinys, prieštaraujantis žmogaus prigimčiai ir tai nėra skatinama. Tyrimą pradėjusi Kauno policija suglumusi. Pareigūnai tvirtina, net į kelias instancijas išsiuntę paklausimus, ar piešinys ant sienos gali kenkti nepilnamečiams ir ar tyrimą dėl miesto tvarkos taisyklių pažeidimo reikėtų išplėsti. Kol kas kaltas asmuo nenustatytas, aiškinamės, o kai gausim atsakymus, spręsim, kaip galima būtų nustačius asmenį patraukti atsakomybėn. Mes ir prašom gyventojų, nes nupiešti tokį piešinį tai yra trunkamas dalykas, tai iškart jis neatsiranda. Tai vat, jeigu kažkas tai matė, kaip piešė, gal žino kažkokius požymius ar pažįsta tą piešėją, tai galėtų mums pranešti. Kol savivaldybė ir policija ieško kaltųjų, menininkai aiškina, jog taip kauniečius išgąsdinęs piešinys yra pasaulyje garsaus ir pripažinto gatvės menininko Banksio darbo, kuriame vaizduojami du besibučiuojantis policininkai, interpretavimas. Piešiniai ant sienų paplitę daugelį pasaulio šalių. Šitas darbas jau yra paprasčiausiai stiklais rėmintas ir jis jau saugomas apskritai kaip menininko darbas. Tai jis yra pripažintas menininkas, jo darbai kainuoja begalės pinigų, jisai visų yra pageidaujamas ir taip toliau. Menininko įžvalgomis Kauno sienas ištapęs autorius greičiausiai norėjo pašiepti būtent treningais vilkinčius vyrus, o jokiais būdais neskatinti homoseksualizmo. Dar iš ryto savivaldybės atstovai tikino, jog piešinio uždažyti neskubėse. Esą jį laikysia kaip įkaltį, kol bus surastas ir nubaustas kaltininkas. Tačiau praėjus kiek daugiau nei valandai, besibučiuojančius vyrus paslėpė dažai. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.